Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejuje Alka birželio 4 dieną prasidėjo ir tęsis iki birželio 7 dienos teorinis praktinis seminaras Žemaitijos regiono muziejų darbuotojams, norintiems pagilinti savo žinias ir pakelti savo kvalifikacinį lygį. Seminaro tema – naujovės ir aktualijos muziejininko praktikoje, eksponatų prevencinis konservavimas ir restauravimas. Seminaro metu paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro restauratorių komanda. Alkos muziejuje susirinkusių seminaro dalyvius sveikino muziejaus direktorė Elvira Spudytė. Šis seminaras yra skirtas tobulinti, gilinti žinias. Ką darysi, Respublikoje tokie susiklosto vėjai, ta situacija, kada yra panaikintas kultūros darbuotojų tobulinimus institutus ir atveriami vartai projektų rašymui. Ir štai Alka ryžusi tokiems projektams, kągi sėkmingai mes juos įgyvendinam, sėkmingai sekasi. Vargelio turim daug, dirbam be galo daug ir džiaugiuosis kolektyvų, kuris padeda, tvarkomis ir žinoma, bendradarbiaujam su švietimo centru, kuris taip pat mums padeda tarpininką. Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro direktoriaus pavaduotoja restauravimui Jūratė Senvaitienė pasakojo, koks šis seminaro tikslas ir kam jis reikalingas. Manau, kad mūsų misija yra tiesiog pasidalinti patirtim ir mintimis, ką mes galėtume visi kartu savo fonduose, su savo eksponatais padaryti, kad jiems būtų geriau, kad mes galėtumėm ramiau naktį miegoti ir kad iš tikrųjų atėjus laikui surengti parodą ar pakeisti ekspoziciją, galėtume drąsiai eiti į savo fondus, imti tuos daiktus, kurių reikia ekspozicijai ir juos rodyti lankytojams. Jūratė Senvaitienė seminare dalyvaujantiems muziejininkams pristatė restauratorių komandą, kuri ves užsiėmimus. Tai Prano Gudyno restauravimo centro restauratorės. Aukščiausios kategorijos keramikos restauratorė Lina Domaitytė, aukščiausios kategorijos restauravimo technologija biologija, antros kategorijos polichromuoto medžio restauratorė Irena Bobinienė, restauravimo technologija chemikė Janina Lukšėnienė, aukščiausios kategorijos polichromuoto medžio restauratorė, trečios kategorijos molbertinės statybos restauratorė Greta Žičkuvienė, pirmos kategorijos tekstilės restauratorė Virginija Zigelienė. Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva pasidžiaugė, kad šis seminaras surengtas būtent Telšiuose. Juk taip artėjama link tikslo, kad Telšiai taptų kultūriniu centru. Reikia naudotis tą projektinę veiklą, nes tam yra skiri valstybės pinigėliai. Labai džiaugiuosi, kad mūsų muziejus Alka ir berengiant su komanda projektas tikrai rašo aktyviai ir ko gero nėra buvo tų metų, kad nelaimėtų kažkokį projektą. Tai, sakau, nuoširdžiai yra ir kai esi šaunuoliai. Ir reikia pasimokyti kitom įstaigom, nes atėjo toks laikas, kad reikia išmokyti projektus rašyti, norint gauti pinigėlį. Telšių rajono savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikinė linkėjo visiems seminaro metu pasisemti žinių. Nors čia susirinkote profesionalai, bet manau, kad iš šio projekto jūs vis tiek kažką savo naudos gausite ir pasimokysite. Pasimokysite ne tik iš profesionalių lektorių, kaip supratau čia pristatytų, kuriems linkiu taip pat sėkmės visą šią savaitę berods, bet ir iš tarpusavio bendravimo, nes tai irgi yra geros pamokos. Telšių švietimo centro metodininkė Ramutė Ežerskytė kvietė dalyvius pasibaigus seminarui neskubėti išvykti iš Telšių ir apsilankyti miesto šventėje. 2 dienas seminaro dalyviams vyko teoriniai mokymai ir 2 dienas praktiniai užsiėmimai apie muziejinio eksponato apsaugą nuo biologinių kenkėjų, apie prevencinio konservavimo principus, eksponatų iš medienos, tekstilės, keramikos prevencinį saugojimą ir konservavimą. Keramikos restauratorė Lina Domaitytė pasakojo, kokias medžiagas pasirinkti keramikinių eksponatų restauravimui. Anot specialistės, pirmiausia reikia įvertinti eksponatą. Jeigu jūs kartais gaunate didelę dėžę su šukėmis, bet nežinote, kas tai yra, tai jau pirmą surinkite, atsiskirkite, suraskite klijavimo vietas. Dabar jeigu jūs tam jau suradote, tai jūs yra labai didelis. Jeigu tai yra mažas, čia kažkas tai turėjo tokį 2 tik šukės rasti suklijuotas. Va šita yra, šita žinau yra. Bet taip, bet sakykime, dar jūs nežinote, ką jūs turite ir kad... Ne, tai
Jūs nežinot, kas tas yra ir, pavyzdžiui, jums reikia susirinkti visą... Taip, jums reikia visą susirinkti. Tai labai, rodžiau tą plėvelį. Šitą tinka, o tą skaidrį rodžiau netinka. Jūs sudedat ir, sakykime, galite užfiksuoti. Nu, vienai per kitai, bet čia toksai darbinis variantas. Va, susidėjau. Dabar, jeigu dar būtų kokia dar viena šūkė, galite čia įsistatyti ir tiesiog pasižiūrėt, koks tai yra daiktas, susirenkus visas šūkėlės. Tekstilės restauratorė Virginija Zigelienė mokė muziejininkus, kaip reikia išvalyti tekstilės eksponatus, kaip kruopščiai juos saugoti. Pirminiam valymui vis viena reikia paruošti eksponatus, juos nusiurbti, mažų dulkių siurbliukų uždengtų antgalių merliukų, keičiant tuos merliukus. Nes iš karto matome, kokie nešvarumai susirenka, nusirbam viršutinę vaizdinę pusę ir taip pat pamušaliuką, kaip šiuo metu yra. Po to pasiruošiam marlę ir iš abiejų pusių, kaip į vokelį, gražiai apsiuvam. Tai, kad prieš plaunant ar valant toliau cheminiu būdu, kad būtų apsaugotas paviršius, puošyba, tai šiuo metu yra, čia yra metalizuotais siūlais siuvinėtas ir austas audinys. Arno tai tuo labiau yra saugojami, nes yra skirtingi audiniai, šilkas, trobelė, galionai, metalizuoti siūlai. Norint apsaugoti, šiaip pamušalai taip pat valomi, tai apsiuvami arno tai ištiesti iš abiejų pusių. Kada yra pamušalas gana normalus ir palyginti švarus, galima ir tiesiog perlenkti. Seminaro dalyviai pabandė išvalyti ir gyvūnų bei paukščių iškamšas, kas net ir pačiai tekstilės restauratoriai buvo kiek neįprasta. Tačiau anot jos, svarbiausia viską daryti įsitikinus, kad tai nepažeis eksponato. Pasibaigus seminarui, visi dalyviai gaus atitinkamus pažymėjimus.